mėgstančią labiau logiką nei emocijas. Ingrida Šimonytė. Tie klegantys vaikai ar ten kokio nors Seimo nario postringavimai, kad tu remi Ukrainą dėl to, kad nori, kad Lietuvos vyrai žūtų, nes Lietuvoje bus karas ir tu tą karą kurstai, kai tu neturi vaikų ir vyro, tai tau vienodai rodo. Tokią tiradą atlaikyti šiaip mentaliai yra sunku. Мэр Литвы Шимониты в Киеве обращается так и говорит о великом русском народе. Со светом, с газом и без русни. А что ж ты не добавила без жидов? Taip, mano tikslas nėra provokuoti. Ta prasme, kodėl aš turiu gaišti savo laiką, kad juos provokuoti? Kalbėkit, jūs pasikarkit visi ant toj savo zambojaščikė šitą. Šimonytė mūsų visų 37 milijonus lengva ranka padovanojo žydams. Nes jis tą ir nori pasakyti. Todėl, kad žydai, todėl, kad ukrainiečiai, tai todėl bobutė gyvena name be lubų. Va tas susiskaldimas, suskaldė, nuskaldė, nu ką paprasčiausiai, dažniausiai apie tai kalba tie žmonės, kurie patys šiaip visuomenės Kurie ir skaldo, taip. Faktiškai Ingrida Šimonytė ir konservatoriai Šaulių sąjungą nusipirko. Į karto nesu panaudojusi šaulių niekam O kam. be reikalo, tai tegu skiria atskirus padalinius. Kokio dydžio turi būti padaliniai, kad jie dirbtų su socialiniu tinklu amžius. Jo, bet kai išrinks tik tokas prezidentą, ką tada mes kalbėsime? Labai geras klausimas. Tai dabar, man atrodo, baisiausia drama yra ta, kad šitų instrumentų naudotojai yra valdžioje. Ne šiaip politikai, nes jų politikoje visada bus, bet jie yra legitimuoti valdžioje. Bet tai bumerangai ir tas bumerangas pas tave atskrido. Nežinau, ar tokią sklaidą šita istorija būtų gavusi. Apie 130 tūkstančių juodų Nemunos aušros sąskaitai. Turi dvi istorijas. Turi istoriją apie pinigus ir tą finansavimą. Ir turi istorijas apie visas tas Njong Meng Jong, kur ten, nu, ta prasme, tavo vakariuomenė, žinai. Iš Vietnamo.